Jeigu po žiemos tavo veja atrodo pageltusi ir pavargusi, štai 3 žingsniai, ką reikia su ja padaryti, kad ji žaliuotų ir vėl atrodytų dekoratyvi. Pirmas žingsnis – skarifikavimas. Tai vejos šukavimas, kuriuo metu pašalinamos samanos ir sausa žolė. Skarifikatorius padaro skyles žemėje, tokiu būdu oras ir vanduo patenka į augalo šaknis. Skarifikatorius ištraukia seną sausą žolę, kurią būtina sugrėbti ir surinkti. Antras žingsnis – vejos tręšimas. Vejai pavasarį reikia daug energijos, todėl rinkis trąšas su daug azoto, kad veja taptų tanki ir žalia kaip kilimas. Naudoju universalias trąšas, bet jeigu jūsų vejoje yra daug samanų ir jūs turite šiaurinę pusę, rinkitės trąšas samanotai vejai, o jeigu bijote, kad vėliau pamiršite tręšti veją, rinkitės ilgo veikimo trąšas. Jeigu renkatės ilgo veikimo trąšas, jomis tręšti reikės tik 2 kartus į sezoną. Renkuosi vejos universalias trąšas, kurios skatina vejos augimą, stiprina šaknų sistemą ir nuspalvina veją žalia spalva. Rekomenduoju tręšti kas 3 savaites. Trečias žingsnis – vejos atsėjimas po žiemos. Būna tokių plotų, kurie yra išnykę po žiemos, arba jeigu turite gyvūnų, taip pat atsiranda plotų tuščių, kuriuos reikia atsėti. Naudosime vejos sėklas greitam vejos atkūrimui ir specialias vejos žemes. Vejos žemė yra ypatinga, nes ji yra praturtinta trąšomis, jose yra smėlio, kas labai gerai yra vejai. Kad vejos atsėjimas būtų paprastas ir aiškus, pasidarysim mišinį iš žemės ir sėklų ir tokiu būdu atsėsim plotus. Šį mišinį gerai išmaišome. Na štai ir turime mišinį, su kuriuo atsėsime vejos plotus. Visų pirma, pašalinam seną gelsvą veją ir išpurenam dirvožemį. Tuomet sumaišytą mišinį dedam ant tos vietos, kur yra išplikusi žolė, šiek tiek prispaudžiame ir palaistome. Ir viskas, laukiame naujos vejos. Jokių stebuklų, tik 3 žingsniai ir tavo veja taps tokia, kad net pavydės golfo aikštynai. Jeigu tu manei, kad veja pati tvarkosi ir nieko su ja nereikia daryti, tu klydai. Reikia atlikti šiuos paprastus 3 lengvus dalykus. Jeigu nori sužinoti naudingų patarimų, prenumeruok mūsų kanalą.